Sveiki sugrįžę į YouTube kanalą Kiemo Magas ir sveiki visi, kurie įsijungėt pirmą kartą. Kadangi kanalas po truputėlį auga, atsiranda naujų prenumeratorių, tai prisistatysiu, aš esu Laurynas, a.k.a. Kiemo Magas. Už manęs šios savaitės darbas. Tai per šią savaitę pavyko surinkti sieną, kurios iki šiol nebuvo. Kaip ją surinkau, pamatysite jau toj pat. Jeigu patiks šis epizodas, žinoma, paspauskit laiką, paspauskit prenumeruoti, pakomentuokit, kas patiko ar nepatiko ir paspauskite hype. Parašykit, ar patinka šitas konceptas, kai pradžioj parodau, ką padariau, o tik paskui matote, kaip visą tai buvo nuveikta. Pasikroviau medienos, makaronai, Kem 595, galim važiuoti dirbti. Ką, atvažiavom, bandom važiuoti ar ne? Gal prasikast reikėtų, ne pradžiai? Gal lipu prasikasiu biški provežas. Nes nenoriu vėl užklimt. Žinokit, nebešalta. Visiškai nebešalta. 10 minučių užtrukau. Bandom važiuoti. Nu va, 10 minučių pakasėm, bet užtat privažiavom. Bet pusninų tai eina savo. Pusninos nykštukai miega konkrečiai. Geras. Nu ką, imsim va per čia ir nešim. Dabar reikėtų pastolius pasistatyti. Nu, noriu aš to ar ne. Siek pirmiausia reikia nusikasti. Kad dar išjungt šviesas būtų gerai. Striukė yra tikrai nereikalinga. Tikriausiai kyla klausimas, kodėl normalaus šiupelio neturiu. Nu, tiksliau, sniego kastuvo. Tai kaip tyčia šeštadienį sulaužiau. O kadangi čia dabar pas mus pūgos, tai nėra Šiauliuose. Nėra nei vienoj parduotuvėj pirkti sniego kastuvo. Tai va ir kasu su paprastu šiupeliu. Jau dabar ir mano vaikai savo vaikam galės sakyti, kad mano laikais tai buvo žiemos. Jūs tai čia salagos nematę tikros žiemos. Ant saulės tai šilta, pavėsė nėra taip šilta, turiu pasakyti. Tikiuosi girdit mane gerai. Iškart du, kad nevaikščiot bereikalingai. Tai čia jaučiu pastrauktus laiptus, ne? Gal be ratų išvis statyti? Ką man tie ratai? Ar taip aš nenusiviešiu? Statau ir viskas. Pustinį visai patogu. Nereikia prilaikyti. Grįžom. Darbai karavano prasideda. Kas yra labai džiugu. Ir va. Užsivelnio, bet praeiti čia bus be šansų. Lysiu po apačią, ką darysi. Nes čia jau va. Čia jau va. Ojoj. Nu, neapgalvota, ne? Bet čia vėjas išnešiojo. Patrauksiu aš tave, nes... Arba ne. Oba. Prrt. Kokie svoriai. Tu beprotė. Čia, ką žinai, ar tilpt dar tie pastoliai man. Biškį dabar užtruksim, bet paskui eis kaip ir sviesto darbas. Stovi.
Čia tai viskas gerai. O kaip ten aš juos pastatysiu? Ten jaučiu vieną, tik reikės susirinkti komplektėlį. Ir viskas. Labai tobulai gaunas viskas. Nesu aš pastolininkas didelis, bet gal laikys. Nu, kur jie dėsis, ne? To išdėsim lentas ir niekur jie nesidės. Aha. Tai reiškia, reikės perdėti strižainės. Nieko, perdėsim. Taip, akivaizdu, kad turi būti toliau. Nu va. Kodėl man čia galai nesueina? O, viskas čia sueina. Viskas jau galima dirbti. Ojei, viskas čia liuks. Tik žiūriu, kad viršaus, aišku, nudarant vieno galima užkelt. Nu, pačio viršaus turbūt nepasieksiu vis tiek. Bet jau. Oi. Šitą čia. Ir va taip. O, čia buvęs. Kad čia biški pakreipos, tai tik įdomiau. Nu va, kaip patogiai. Ką tu. Biški kreiva šleiva. Aišku, dar reikia užsimesti likusius 2 stalus. Tada iš viso suriš. A ne? Opa. Jei atvirai, tai labai nenorėjau šiandien važiuoti dirbti. Atsikėliu, jau gult su mintim, kad 8 varau į Timberį. Bet atsikėliau, žiūriu, šalčio. Ne, galvoju. Kai vienas žmogus ir komentavo, man niekas grafikų nenustatinėja. Nu kam? Kam prie 20 šalčio, ne? Čia art, kaip bebrui. Tai palaukiau iki 12, biškį atšilo, dabar yra apie 10 tik šalčio. Ir jau galima plius minus kaip žmogui, neskaitant to, kad turim sniego kaip Antarktidoje. Dabar jau neužsidės. Ar užsidės? Aha. Biškį apsnigo mano kailiuką. Super, labai gerai. Darbas eis daug greičiau. Labai džiaugiuosi ir sakyčiau, labai greitai surinkom. Tai kai eis darbas dabar. Čia prieisiu, manau. Tą nusiardysiu su kūju, bam greitai. Turiu tiesinį pjūklą, dar nerodžiau. Tai va, rytoj atsivešiu viską. Gerai, dabar einam. Nematau savęs. Dabar einam į kitą karavano pusę. Susirinksim pastolius ten. Fainai labai. Dirbti yra jėga. Nežinau, man tai... Ojei, kas čia dedas. Čia ir va ta trukdys. Ten bortelį sumesti. Na jo. Žiūrėkit, kokios pusnės. Kaip jum? Pusniai nuosniai štukai mėga. Čia tai tikrai. Nešam tos pastolius ir neverkim čia, ne? Į mižniai kokie. Ojei. Primena vaikystę. Kaime užaugau, tai tekdavo 3 kilometrus į mokyklą eiti. Tai yra buvę va tokių žiemų, kur eidavau ir va tokios pusnys ant kelio būdavo suneštos. Ten gyvenom vienkiemį už miestelio. Nu, bet aišku, ir aš buvau kokio, nežinau, 8-5 centimetrų. Gal net ir netitikiu, strižainių gerai stovi.
pamoka jums, kai prišaudot prieš vėjinę, apsiūkit makaronais. Nedarykit, kaip daro Laurynas. Va, koks tikslas, ne, karavano projekto. Parodyt, kaip nedaryt. Kažkaip taip. Bet tai kai dabar darbas eis, taip. Kai žaibas, makinas. Aišku, ne taip uždėjau. Ai, Laurinai. Biškio ant syr susiskersavęs. Nu, panašiai. Ne, nelabai panašiai. Ką tu su manim darai? Ei, kaip šitas afigenų užsidėjo. O jeigu lis lietus, galėsiu paslėpti nuo lietaus. Aha, žiemą. Ką tu čia durnelį nusišneki? Nu, išbandom. Na, šitą tai tobulai surinkau. Kiek nedaug sniego ant stogo. Buvo kas rašė. Ar stogas nesugriuvo? Nesugriuvo. Nu, super. Labai džiaugiuosi. Geras jausmas kažką padaryti. Ypač kai visą žiemą sėdi toks, kai lopas. Šitų net nepanaudosiu, nes čia nėra kur važiuoti su jais. Nežinau, ar jau sakiau, karavanui medieną užsisakiau timberį, kad nudažytų vieną sluoksnį, nes, nu, akivaizdu, kad dažytis nėra galimybių. Tai poros savaičių bėgiai turėtų būti nudažyta, gal net truputį ir greičiau. Tai va, per ateinančias 2 savaitės reikia pasibaigti su visų fasadu. Ana, aišku, pusę dar suksim skardą, tokią pačią kai ant stogo, nežinau, ar sakiau. Tai jo, anoji pusė suksim skardą, o šonus ir priekį medį. Nežinau, kodėl sugalvojau skardą. Ai, kažkaip, sakau, davai pamaišom. Tai pamaišom. Jo labiau ten tokia techninė pusė, niekas ten nematys. Čia bus visas tas vaizdas, tai pavadinkim, iš čia, o čia terasa bus, čia visi gyvenimas vyks čia, o tenais ten keli metrai iki tvoros, tai gerai, einam nešt medieną. 3 valandos. Tai čia valandėlę gal kokią tai trukom. Dabar galvoju, ar nebūsiu per mažai pasiėmęs, nes gal aš pasikrovau per mažai, reikia eit pasiėti paštaraštį, nes 10 vien stoikių, o kur dar intarpai, kažką čia bus jau netai pasižiūrėjęs. Tai negerai, to vėl reikės su prieka pavažiuoti. Mašiną tai nesukiščiau, aš tu pagaliu. Va, mikrą turėčiau. Jau gal ir sukiščiau. Nu, 10 vienetų. Ką aš čia apsiskaičiavau. Šaltis iš medienos, visą drėgmę ištraukęs. Tai sausutėlė mediena. Gerai, dar porą čia atnešu. Ir čia bus viskas. Bus paruošta. Viena iš smagesnių dalių yra, kai rašo visi tie liūdni žmonės, liūdesiukai, pavadinkim, kai rašo liūdesiukai, heiteriai, nu ką jie, liūdesiukai. Tai kur karavanos ten ar dar kažką ir aš tai žinau, kad viskas savo eiga. Aš niekur neforsuoju, apstai šie metai man daug atnešė tokių vidinių kažkaip taškų susidėliojau vidinių va taip. Ir aš niekur nebeskubu. Aišku, norisi ten gal kažkur greičiau, kažką daugiau, bet toks visiškai ramus esu ir aš žinau, man rašo ir, aš tai žinau, kaip bus. Aš žinau, kad aš pasidarysiu. Aš žinau, kaip atrodys galutinis rezultatas. Ir toks, tu supranti, kad, hebra, ar jums nuo to geriau? Na, jeigu geriau, tai pirmyn. Nes galiausiai vis tiek, jūs liksit kvailio vietoj, ne aš. Tai padariau ne per metus, o per 2. Who gives a fuck? Not me. 10. 12, nunešim užtekės. Tarp kitko, tikrai ne visi mane stebit Instagrame, tai 25 metais įvyko toks labai įdomus dalykas, tai tapau LRT LT laidos vedėju. Tai jeigu jums patinka
mano YouTube kanalas, tai tikėtina, kad patiks ir laida Statybų patruliai. Tai LRT LT puslapį, LRT LT mediatekoje, įsiveskit paieškojus Statybų patruliai ir ten yra 8 laidos iš pernai metų. Trumpos, po 15 minučių, informatyvios, linksmos, geros laidos, tikrai geros laidos, objektyviai sakau. Tai labai kviečiu pasižiūrėti. Ir atkalbant toliau, ką irgi ten irgi patirčių gauni. Sužinai tam tikrų dalykų, niuansų, kaip filmuoti ir panašiai. Tai pavyzdžiui, sužinojau tokį viešą paslaptį, kad gerą aktorių gali sugadinti blogas editas, arba blogą aktorių gali padaryti geras editas. Tai editinimas yra svarbi labai dalis. Ir jo, turiu pasakyti, kad turėjau aš tų patirčių. Kai su motociklais dirbau, turėjau labai gerą bičiulį Augustą. Jau ilgą laiką nebendraujame. Tai dabar jisai dirba su labai kietais projektais ir TV, ir visokiais renginiais, su rimčiausia įranga dirba. Tai jisai man vieną kitą YouTube epizodą montavo. Tai tarp kitko paskutinį sėdamo ant moco epizodą jisai irgi montavo. Ir jisai pagerindavo mano tą, vadinkim, vedėjo rolę. Bet turėjau ir kitų patirčių, kai atrodo 10 kartų sakai, kaip turi būti ir vis tiek gaunasi finale ne taip. 2, 4, 6, 8, ne 8, 10, 12 persų. Žinot, ką dar pakomentuokit? Kuriom savaitės dienom ir kuriuo savaitės laiku jums patogiausia, kad įkristų naujas epizodas. Jeigu vienas epizodas, kurią dieną, ir jeigu 2 epizodai, kuriom dienom. Būsiu dėkingas. Gavau labai daug žinučių, kad visi laukiat namų projekto. Tai labai smagu. Aš irgi labai laukiu. Ten bus irgi, manau, labai įdomių dalykų. Bet nepaisant to, kad labai laukiu, kol atšils ir galima bus pradėti ten, labai džiaugiuosi grįžęs ir prie karavano. Labai smagu. Nu ir ką, viskas. Pasistatėm pastolius, išsikrovėm medieną, atsikasėm biškelį ir važiuojam namo. Važiuojam namo, susikrausim įrankius, visus, ką rytoj reikia, važiuojam. Tiksliau, bandom išvažiuoti. Nusprendžiau, kad nefilmuosiu, kaip kraunus įrankius, nėra čia ką filmuoti. Pasiėmiau nivelyrą, nes reikės pasigauti kampus, o paprastas lininis nesimatys dieną. Vinekalę, kryžiuką, pasimsiu dar seduką, suktuką iš namų ir tiesnis pjūklas yra pas Dailę darbe, tai gal rytoj nuvažiuosiu pasimti iš ryto ir aišku pasiimu visus smulkius įrankius, jeigu prireiktų, nu ir katuškė, ten plaktukai ir visa kita. Tai viskas, rytoj pasiruošta, kalsim karavaną. Va ir nauja diena. Šiandien biškį anksčiau atvažiavau, bet jau oras šiandien prastas. Nauja diena, tie patys darbai. Šiandien atvažiavau jau biškį anksčiau. Ir nuo ko pradėsim, tai dabar surasti reikia, kur pas mane čia durys yra. Aš nebeatsimenu. Tai prisišaudysiu kelis makaronus, kad galėčiau išsipjauti angą plėveliai. Nes aną šoną uždarysiu ir nebebus kaip įeiti. O, turbūt pašalęs. Tiek sniegiuko turim. Buvau užsukęs vėl į parduotuvę, sniego kastuvo dar neturi. Nu, neturi, tai neturi. Ne tik kelininkus užklupo žiema, bet ir prekybininkus, ne? Reikia nusardyti čia viską. Laužtuvo dar kaip tik šiandien žiūrėjau į laužtą ir galvoju, reikės ar ne? Ir sakau savo mintyse, ne, nereikės. Gal ir būtų reikėję, bet dabar jau per vėlu. Nupjausim, ko nereikia.
plokščiais lauk. Turėtų. Principė man reikia atsardyti va iki čia. Jo, nes čia dėsiu stoikės. Statramščiai. Lietuviškai. Ir tą langą turbūt reikės irgi išimt, nes jisai man trukdys. Tai va, iki čia panašiai reikia išsardyti. O, širšių lizdas, kurį nugalėjau. Ui, taip galima ir į koją skaudžiai. O, su visom užuolaidom. Mes jau ir karavano viduje. Nu, tikėtina, kad užuolaidų šitų nepaliksime, ne jau karavane. Tai lupam lauk. Langas galėtų šių netgi į vidų įvirst. Tai nereikėtų čia palikti ant lauko. Galima dar kažkur net ir panaudoti kokiam garažėlį. Arba karavanininkam atiduot, kas gal norės pasikeist. Imam įrankius. Taip. Ir taip. Pažiūrim, ar laidų jokių nėra. Nėra. O, šo. Kaip gerai čia viskas. O jeigu į kitą pusę, ką manai? Aha. Taip. Pum. Svarbu, kad nesuduštų krisdamas į vidų. Nu, bijau, kad jis man gali nuslysti į apačią. Tai va. Oba. Niekas nedužo, niekas. Labai gerai. Oba. Nu va. Nu va. Greičiau negu galvojau netgi. Judam toliau. Turim šiek tiek jau pasidarę. O, šaudo. Biškį buvo užsistovėjus. Dabar pasiruošiu atramą ir tada jau dėsiu statramščius. O, kur nėra konstrukcija tvirta, tai neįkala pilnai. Bet tam turim plaktuką. Gaunas, kai su viršutinė gegnė, su gegnė, kai sudedu statramstį, tai apačia nori dar biškį lauką. Tai prisuksiu darbą vieną KEM 595 ir tada gausis, kad labai gražiai man pasistatys stoikę, iš vidinės pusės gegnės prisisuks ir bus čikibrikė. Bet prieš sukant trečią pagalį norėjau dar prašaudyti vinim, kas yra
būtina, kaip pasakytų anglakalbiai, must have. Aišku, dabar man tik tais greičiausiai nebeužteks šitos medienos, nes bus sunaudota į čia nemažai. Štat, man atrodo, čia bus labai tvirta. Iš apačios paskui dar polius reikės sukonstruoti, bet čia vėlgi jau. Aš viską atbulai. Pateisinkim tai, kad, zodiako ženklas vėžys. Ane? Galima savo gyvenimą sukt ant gal ratu. Juoktis garsiai galima ir galima. Tikrai galima, neturbūt, tikrai galima kažkaip viską daryti efektyviau, protingiau gal. O, biški varžtai su ko gerai vietoj. Jums nesimato, bet, žodžiu, ta dalis nusipjaus. Sugalvojau, kad ir vatos į šitą sieną net dabar nedėsiu. Susirenku konstrukciją prieš vėjinę ir važiuojam. Iš vidaus susirinksiu, bus ir smagiau, šiltai. O, išskrovė. Ne ant vėjo ir nereikės dabar stabdyti darbų. Gerai. Dalį programį norėjau sakyti. Nu va, jau net ir links, nuo stojkės tikrai nelinks. Čia nusipjaunam iškart. Kalbant apie namų garažą, tai garaže nėra elektros. Jinai buvo, bet labai silpna. Ten įjungi lempą mirkčia, įjungi batareikas net nekrauna. Tai kalbėjau su elektriku, sakė kažkur greičiausiai laidas, gal jau pasilankstas ar senas. Nu ir kai davė čia šalčių iš viso, dingo elektra garažė, nebėra visiškai. Nu tai va, ir negaliu pasikrauti tvarkingą įrankių. Kaip aš džiaugiuosi visais tais įrankiais, tai jūs net neįsivaizduojat. Einu batarkės. Nu ką, dabar susižymėm intarpus stojkiam ir bus galima sukties. 5 ir tarpiukas. Gerai. Pasidedam palauk, kur čia. Nebeatsimenu diržė net kur kas dedas. Ir tada imam skvidžigą. Nesveikai geras kampuotis, kampainis. 9 laipsnių. 90 degree angle. Labai geras. Aš dar Rokui skolingas jį už pagalbą. Žadėjau. Lietuvoje, aišku, pirkti nėra, reikia siūstis. Bet tikrai vertas savo pinigą. Iš manęs būna juokas dėl diržo. Meistras apsikarstė čia diržais, nesąmonė. Nu, nepavydėkit. Nes patogumo prasme, tai čia yra kosmosas. Kiek čia stoja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu tai truks. 11 reikia, o turim 2, 4, 6, 7. Jėzau. Nieko. Jeigu dirbant kasdien, tai turiu pripažinti, kad brangus įrankiai, kokybiški įrankiai, jie tikrai atsiperka. Savo patogumu, savo ergonomiką. Gaunu irgi žinučių, kodėl skilo nebenaudoji, ane? Tai viskas labai paprasta. Skilo nenaudoju, nes pirma tai bendradarbiavom su Hilčiu, kas yra, nežinau, šviesmečius kartų rimtesnis įrankis už skilą. Antras dalykas, vėlgi, aš visą laiką pabrėždavau, kad skilas labai patogus yra namų vartotojui. Tai aš nebesu namų vartotojas, aš nenaudoju įrankio kartą per mėnesį, ar ten 2 kartus į metus, aš naudoju juos nuolat ir labai pasijautė. Kai pradedi daug naudot,
Jie yra gerokai silpnesni, baterijos gerokai trumpiau laiko. Nu ir čia nežinau, pasako turbūt nebent vaikui reikėtų. O Hiltis yra top. Gerai, dabar tada įmam stojk, dabar reikės nusipjauti. Tai reikia pasimti kreiziuką, užsikelt jaučiu visus tuos pagalius ant viršaus man. Jau 100 metų turiu ir dar vienos šedelės nesuvariau. Ir labai patogiai drožęs. Ant pačio to yra drožtukas, o kitoj pusėje fau. Ir nusidrožė. Va, viskas. Kaip pasakytų Vilniečiai, вот и все. Sorry, Vilniečiai, nepykit. Esu labai jums dėkingas, nes daugiausia Vilniečiai ir žiūrimo turinio. Čia tik apie demografinę padėtį, bairiukas. Ypatingai, kai stojkės suks, kai reikės grebėstų sukti, tai turbūt reikės biškį patraukti. Aišku, galbūt būtų tiksliau matuoti per visą ilgį, tarkim, jeigu vienas tas atsumas 60 nebūtų, tai daryti šiam 1,2 m, 1,8 m ir taip toliau. Bet 5,7, gerai. Bet aš juk turiu kažkaip kitaip daryti, ne, nesąmoningai. Ne, iš tikrųjų tai patirties turbūt, nu, ta prasme, padarai vienai, padarai antraip, žiūri kaip geriau. Man irgi aiškina Instagrame, nemokink žmonių kaip apvadus dėti, kėliau video, reelsą apie apvadus. Neklaidink žmonių, nesąmoningai dedi, mokini čia. Sakau, parodyk man bent vieną vietą, kur aš sakiau, kad darykit va taip. Kur, sakau, čia yra mokinimas. Net video N kartų paminėjau, kad aš dariau taip. Ir darausi savo, ne klientui, ne užsakovui, savo. Aiškina jie man. Tai žmonės tiesiog labai nesupratingi, pirmas dalykas. O antras dalykas, nu tai vėlgi sakau, aš nemokinu. Aš tiesiog darau dalykus ir pasakoju, kaip man sekas. Pavyko, nepavyko, padariau gerai ar padariau nesąmoningai. O kažkam skauda širdį dėl to. Keista. Labai keista. Nu, bet visi mes skirtingi, ar ne? Tuom ir įdomus tas pasaulis. Susikeliam tada stojkės ant pastolių ir bandysim konstruoti. Šiaip žiauriai patogu, pastoliai yra nenormaliai patogu. Be jų tai čia, o Jėzau. Va ir stalą pasidariau ir nereikia kopečiam laipiot. Vienareikšmiškai vienas geresnių sprendimų prie karavano kol kas. Aišku, nepigu. Gaunasi, jeigu standartinė kaina, tai apie 20 eurų dienai. Tai tarkim, jeigu čia nais užsitarmozinčiau ir kokį mėnesiuką užsižaiščiau, ane? Nu tai jau blembački pinigas 600. Nu tikiuosi, kad šitą judėjimą, kai ant pastolių vaikšto, kompensuos stabilizavimas kameros. Kaip čia man gudriau pasidaryti dabar? Pasižymėsiu, kur turi stovėti mano ta stojkė. Ir pasimatuosiu. Kaip už kaklą smagiai sniegas krenta. 205. Pažiūrėsim, ar gerai čia darau ar negerai, ir viskas. Tiesiog pasižymiu ir nusistatau 15 laipsnių ant pjūklo. 15, nu. Nu, pažiūrim, nusivalom čia tą sniegą. Pavyko ar nepavyko? Panašu, ką čia turim. Nieko, sukonstruosim. Gerai. Matuojam 1,1,5. Oi, kaip fainai. Oi, kaip fainai. Nu, realis tai tiesiog ką tu. Kaip sako, geriau per ilgas nei per trumpas.
Jau ir diskelį seniai keičiau. Dabar tik tai to svarbiausia prisisuk, paskui nuo žemės susitvarkysim. Sekantį jau reikės gal iš vidaus sukt. Ai, bet jau viskas. Nu tai va kamereplės. Nu. Taip. Tai va kamereplės, nu. O durnelis. Taigi aš turėjau stumti ten. Nu. Nu nieko. Taigi turėjau, o čia taip glaustis. Iš anos pusės. Dabar pasižiūrim. Nu, kaip ta galva nedirba, aš nesuprantu. O taip va turėtų būti. Nu, biškelį tik išsitraukė. O aš čia kažką grybauju. Tai nieko. Nieko baisaus. To ištaisysim savo klaidas. Dabar bus liuks. Nu, pažiūrim dabar. Nu, neliuks. Siek neliuks, žinokit. Kitas neblogai. Dar šitą dedu ir tada langą darysim. Šitą dar pridedam taip. Kas gaunas? 2,90. Pjaunam 2,90. Gerai? Gerai. Ačiū, kad pritarėt. Perfekto. O čia? Vaik, tu savo, kaip gerai. Kaip gerai. Kaip gerai, kad aš tave turiu. Pupa. Man atrodo, jeigu pats dainuoji, autorių teisės nesikabinėja, ne? Čia jau reikia dėti stojkę. Užteks to. Aišku, nedidukas tas langiukas. Bet čia langas, ten vitrininės duris. Jo, gal darom tokį. Nesinori čia labai. Tų langų paskui viskas pinigą kainuoja. Turiu kopečias, bet ar aš tikrai noriu stot ant stelažo ant kopečių? Reikės nuo šitų turbūt paprastų lipti. Nes turiu dar išskridžiamas, atsivežiau, bet... Ko tu čia išsirietus kaip kekšė? 3,29. Irgi įdomus momentas. Pasižiūrėjau vakar, tai 50 beveik procentų žmonių žiūri mane per televizorių. Ką man tai sako? Man tai sako, kad labai svarbu kokybė, raiška video, nes per telefoną tai tu nematai, kad ten su keptuvė filmuoja. O vat būtent jau jeigu žiūri per teliką, tai matai, kad šūdas. Tai su trišiam būtų labai blogai. Tai aš gal dabar vat net ir suprantu, kodėl žmonės sakė, kad šūdas tas trišiam. O taip viskas vyksta. Matuojam. Ne, pjauk 20 gal nebus per trumpą. Tai 1, 2, nu jo, dar 3 truks ir dar intarpai. Intarpai, langas. Let it go, let it go. Jeigu nepatinka, kai dainuoju, tai sakykit. Aišku, vis tiek dainuosiu, bet galit pasakyti. Gerai. Ar patogu? Maksimaliai ne. Bet nieko. Kai moki dirbti nepatogiai, tai paskui būna labai lengva dirbti patogiai. Yra Instagrame tokie bičiukai. Lemba, nereikėtų laikyti su šito pagaliu, nes tai neprisuktas. Tai aš dabar kažkaip savo priminiau juos. Tokie drebančiam rankom, kur dirba. Jeigu esat matę, tai komentuokit, kad esat amerikonai. Jauni, po 2-3, manau, metus. Bet kažkas ten jiem yra kažkoks sutrikimas. Visą laiką rankos taip dreba. Karstosi ten neprisirišę ant stogų 5-8 metrų aukščio. Tai dabar va, priminiau savo šitus bičiukus. Gerai, dar vieną liko.
Kaip lėtai iš tikrųjų viskas vyksta, kai vienas esi. Valentas čia jau būtų pusę namo pastatęs. Bet dabar čia jau kažkaip man reikia pastatyti kopėčias gudriau. Čia bus tai blogai. Rizikuosiu, ką daryt. Ką daryt? Opa. Geras, pavyko. Dar vieną įsukam. Gerai, dabar tada einam į apačią. Prisisukam apačioj šitas gražiai pagal grūščiuką. Ir tada dar su viniukais. Susišaudom. Kai jau viskas bus. Oi, ne taip norėjau. Nu, bet gera bus. Jo, tada leidžiamės apačion. Ką tik buvo atsidaręs Instagramą, tai Adelės daina grojo. Maybe you're not the one for me. Turėtų būti taip. Ledas. Čia dabar reikia sužiūrėti. Kas per šūdas, aš nesuprantu. Čia niekas nelaiko jo. Nu. Visiškai ant kūšplaukio. Nieko, to čia sukonstruosiu. Ką prisichaltūrinau su stogu, tai su grebės, tai išsilyginsiu. Nu, ką daryti? Ką daryti? Nieko nepadarysiu čia. Panašiai. Iš principo, tai čia ne kažkokią rezidenciją statom. Svarbu, kad viskas tvirtai būtų, o ne milimetronais, ane? Principė, kas čia? Čia vasarnamis. Nu, brangus vasarnamis. Bet matysit, pabaiga bus gražu. Viskas čia gerai, žinot, yra. Nu ką, panašu, kad šiandien viskas. Nes trūksta kem 5,95. Reikia 6 3,60 ilgio ir 1,4,20. Tai va, 7 dar prasišovau, nes nepasiskaičiavau intarpų. Ir nesitikėjau, kad čia nais tiek daug sueis. Tai susikonstravau, žodžiu. Viską susikonstravau. Ai, dar vinim neperkaliau. Tai va, perkalsiu vinim. Ir bus viskas. Važiuosiu namo, yra ką pamontuoti prie kompo. Rytoj vėl atvažiuosim. Gal reikės išsikelt kažkaip iš kameros į kompo medžiagą, jeigu vietos kompe užteks. Jau yra penktadienis. O, lėktuvas žiūrėk skrenda. Kaip žemai. Tai va, pasiėmiau dar medienos iš timberio. Dabar jau tikrai užteks tai seneliai. Tai šiandienos noras yra, nesakysiu planas, o noras. Tai užsibaigti tą sieną. Prisišaudyti prieš vėjinę plėvelę. Nu ir gal vieną kitą makaroną užsisukti. Rytoj montuosiu šitą epizodą šeštadienį. Nu ir sekmadienis jau bus paruoštas. Jeigu nieks nepasikeis. Pažiūrim, ar daug neprisnigo mum į karavano vidų. Pažiūrim, oi, pažiūrim. Opa. Nieko. Visiškai nieko. Geras. Labai gerai. Tai va, einu susinešu medieną. Filmuosiu nedaug, tiesa šiandien, nes turim tik valandą. Nes kompe, kaip ir minėjau, nėra kaip išsikelt visko, nes prifilmavau daugiau negu kompe apskritai yra. Ne, kompe yra 256, operacinė apie 20-30 GB, nu tai va turim kompe, tarkim, 220 GB, o prifilmavau per šitas 2 dienas 200. Tai be šansų išsikelt, o ir jeigu užimsiu visą vietą kompe, tai paskui žiauriai lėtai dirba, jisai ten, kai reikia montuoti, ten stringa viskas panašiai. Tai va, tai turim valandą kameros. Žodžiu, mažiau galvų, daugiau darbų. Pasistačiau stoikės. Tragedija čia. Galiu garantuotai patvirtinti,
kad jeigu susirinkinėsit sienas kažkokias, tai rinkit jas ant žemės. Tai bus ne tik lengviau, ne tik greičiau, bet ir kur kas tiksliau. Aišku, iš principo tai kas atsitinka, kai netiksliai padarai. Daugiau darbo. Su vata užsiknysiu dabar dėt, kai reikės ir panašiai. 90. Matytis, kai apsikals dalylentėm, nesimatys, nors šita siena yra tragiškai pavirtus. Ta prasme, viršus į ten. Nu, kai stogą dėjau, tampiau gegnės ir jinai pavirto. Tai jeigu aš nesilyginsiu grebestuojant tos sienos, tai visų pirma kampas negražiai sueis. Matysis, kad, tarkim, uždėsiu tą jau apdalinį kampuką, ar ne? Ir matysis, kad čia, tarkim, dalylentės yra 5 cm, ten tik 2, kaip pavyzdys. Kitas momentas langus dedant. Jeigu siena, tarkim, stovės pakrypus, langą vis tiek dėsi tiesiai. Ir gausis, kad apvadas esantis aplink langą irgi, tarkim, vat, kaip stovės iš šono, apačioj, tarkim, bus 5 cm išsikišę, ne, apvado nuo lango, viršui ten bus kokie 12, kaip pavyzdys. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad man teks papildomai pasidarbuoti lyginant sieną su grebėstais. Jeigu ko nebūtų, jeigu būčiau... Ne, nu ką aš. Pradžiui stačiau gerai, bet paskui man susiklaipė. Nu tai jeigu nebūtų susiklaipę, būčiau sutaupęs daug darbo ant grebestavimo. O dabar grebestavimas man užtruks gerokai ilgiau. Lygiai taip pat ir čia. Ta gegnė išsilankstė, intarpų nedėjau. Galvojau dėt, bet ne taip biškelį roką supratau. Intarpų gegnės nedėjau ir aišku gegnės išsiklaipiusios. Šitą lygiai taip pat stojkės dėjau palei gegnę. Gegnė, kadangi kreiva, tai ir stojkės kreivos. Taip stovi tiesiai, bet bendra plokštuma yra išsigaubus. Reikės tvarkyti. Nu bet ką, tam čia ir esama, ne, kad klaidas daryčiau aš, o ne jūs. Ką dabar padarysim, tai pasižymėsiu, kur eis intarpai. Ir su čeklainu pasidarysim brūkšnį, kad nereikėtų atskirai kiekvieną matuoti. Tai pasižymiu čia 90. Taip geriau. Taip, pasižymėkim 90. 90. Pasižymiu ten 90. Ir su čeklainu pasidarysim iš karto liniją per visą sieną. Kaip tas pastolis čia nepatogiai. Reikia pabandyti jį patraukti. Va, nu biškelį patogiau bus. Ir dabar pasidarysim vieną gražią liniją. Taip. Kreidos naujai užpildžiau. Susiplėšiau ką tik striukę. Užkliuvau už vinies. Susitvarkyk darbo vietą ir nereikės kliūti. Momentas, apie kurį jau esu kalbėjęs. Tai tvarkinga darbo vieta, ne? Kai darbo vieta tvarkinga, patogu dirbti. O pas mane skardų nesusitvarkiau. Na aišku, nebuvo kada, kaip visada. Bet vat nesusitvarkiau skardų. Dabar pats vaikštau kliūnu. Nepatogu. Taip, intarpus. Prisišaudysiu. Vakar buvau salėj, kojas dariau. Tai šiandien skauda. Grebėstus, va taip pat suksiu. Susižymėsiu su čeklainu visas linijas. Ir tada viskas daug greičiau bus. Nereikės atskirai kiekvienos ten žiūrėti. Ne visur iki galo iššauna. Bet mes turim plaktuką. Baisu, kai šauni va taip, tai kad ranką nepataikyt savo. Smagiai būtų. Kaip greitai, ne? Tokie elementarūs dalykai. Su čeklainu atsimuši liniją ir kaip viskas sparčiai eina. To nepadarius būtų vargas vargelis. Jeigu kiekvienam procese pavyksta taip sutaupyti laiko, tai per visą projektą jo sutaupai labai daug. O jeigu kiekvienam procese kažkur kažką padarai ne taip, tai laiko prarandi labai daug. Tai tikiuosi, imsit pavyzdį
kaip daryti ir kaip nedaryti. Nes čia aiškiau negu aš jau neparodysi, ne? Nu, labai smagu. Labai greitai. Tai nesu plaktuku kokiu čia varyti. Kažką aš jau prigribavau. Tikrai ne taip kažką atpjoviau. Šis turėjo skirtis per 1,5 centimetro. Tas į viršų eis. Tas turėjo būti 3,5. Kiek padariau? Kem 3,5. Jezu. Šitą stoikį iškart stačiau kryvai. Žodžiu, palei tą sieną taikiau, kad tą sieną, kai tvarkysiu, tai ir sutvarkysiu, nes jeigu šitą būčiau statęs tiesiai, nors jeigu būčiau šitą statęs tiesiai, būčiau turėjęs majaką iš karto šniūrą ištemti. Va, irgi mintis, ne, atėjo po laiko. Ką padarysi? Panašu, kad absurdas. Kaip pakaištukus va tokius turėsiu naudot. Nes, nu, supratot jau, ne? Buvau visai pamiršęs, kad turiu visą dėžę varžtų ir vinių iš insuk.lt. Tai toj pažiūrėsim, kaip šiti vinis. Nes prieš tai buvo kitokie. Nu va, apatinį aukštą turim. Ir jau visai gražu, jau visai smagu. 3, 4, 0, 2, 0, 2. Dar biškį pafilmuosiu ir vėl išjungsiu jūs lauk, kad pasakyti plėvelį šaudysim, dar būtų galima pafilmuoti. Pagalvojau, kad šitą sieną reikia visą iki galo susitvarkyti, nes pastolius netampysi. Oi, pirmyn atgal. Viską pasidarom, susigrėbėstojam iškart, išsilyginam, ką čia reikia lyginti ir viskas. Ir tada važiuojam su pastoliais jau prie kitos sienos. Riešą kažko skauda dešinį, blemba. Salį vakar nieko nedariau. Galvoju, gal nuo užvakar čia prie karavano. Tie riešiukai mano per regbį nukentėjo smarkiai. Esu senai, man gal kai 16 metų buvo, taip kritęs ant abiejų atbulos, ant abiejų rankų, tik neatsimenu, ar taip rankos buvo, ar taip. Bet tai man porą metų paskui labai jautėsi tie riešai ir galvoju, kad į senatvę gali vėl pasijausti. Nu, nes ne jaunuolis, ne, pripažinkim, jau nebe jaunuolis. Ne, nu, Laurinai, tu dalbajovas esi. Nu, taigi apačia kišis. 90 viršus, tai dar 4,5 reikia nupjauti. Tas, kai įgers. Amžinai prisigrybaujasi kažką. Mažiau šnekėk ir neprisigrybausi, sakykit. Ar įdomu bus žiūrėti, nešnekėsiu. Nors jeigu įdomu, tai parašykite, aš tiesiog tam lepsus pajungiu ir nebešneku. Dar kartą pabrėšiu, squidgy kampuotis yra nesveikai geras. Praktika ir dar kartą praktika. Tai jau, šito biškelį trūksta, kad kartais atrodo pasimatuoji, bet vis tiek kažkaip nenutaikai. Tom atmens. Jau čia nauja eina. Blemba nauji, žinokit, geriau varo. Nu, tikrai geriau. Šakė šitį seka taip. Ir vinis turi netgi reikšmės. Šitį tai eina kaip bitė. Kitas reikalas visiškai. Atrodo, kad kitą įrankį pasiėmiau. Reabilituojam Hilčio viniakalę iš karto. Jinai labai gera. Kala tiesiog puikiai. Gerai, dabar pasižymėm centriuką. Manau, galima tikrai, nu vėlgi, dar palaukim, kol atlydys nueis. Bet pasižiūrėjau, kažkaip dabar atkreipiu dėmesį, tai realiai niekas nesusėdė. Vat mes polius susisukom ir net neypatingai giliai. Ir viskas stovi kaip stovė. Aišku, tikėtina, kad atlydžiui atėjus gali pasės. Tai pamatysim. Bet kol kas, laikams Pietru. Kol kas viskas liuks. Nu ką, dabar lipam tada ant viršaus. Man atrodo visai neblogas epizodėlis. Išėjęs nemažai to darbo bus padaryta. Visa siena surinkta. Tai visai džiugu. Langas. Nu davai darom šitą langą aukštesnį. Čia yra lango apačia, ne? Tai aš tada sutvirtinsiu dar
sutvirtinsiu to pačiu šonus. 1,20 m darom. 20 yra čiulnais. 1,20 m. Čia iš vis labai gerai intarpas pareina, papurtom, įspaudžiam ir eina. Jeigu ne stalažas, nu ką, vėl kopečiam čia, tipų tapo eina meškinas be batų daryčiau. Įtempiam, o tai dabar įtempiau. Ir dabar klausykit, žiūrėkit, ant kiek reijo siena, jo papa, gal palik žymę. Paliko. Ir kaip tas gražiai garsas. Liuks. Nesveikai šaudo gerai su svinim. Negaliu atsidžiaugti. O vyva. Kaip sakė Boratas. Laiko nesustabdysi. Net žiežirbas eina. Geras. Super. Na super merga. O, žiūrėkit, geras. Viskas čia gerai. Dabar kas nors žiūri iš rimtų meistrų. Sako, plaktuką turi, bet daužosi su ranka. Nu gerai. Gal ir tiesa jūsų. Kai darai viską teisingai ir su gerais įrankiais, viskas labai greit gaunasi. Labai greit. Eik tu savo, kaip fainai. Va tenais, už tų lentų, guli mano priešvėnė plėvelė. Reikia eit susirast. Va, čia yra mano... Ei, tai čia mano terasinės lentos dar yra užsnigtos. Primetat? Va, radau. Kaip pataikiau. Čia dar turėjo būti ir likutis, man atrodo, šioks toks. Opa. Ja, papa. Kaip fainai. Juda viskas po truputį. Plėvelė vietoj. Čia prieisim. Peilio tiktais. Liktais turėjau. Jo. Turim šveicariškai. Oi, pagavau. Čia man mikrofoniukas jau ką. Rytoj varau kirptis, nes jau apaugęs kaip alonas. Šiandien yra penktadienis, 4 valandos vakaro ir per šią savaitę šis tas buvo nuveikta. Aš jau viską susitvarkiau, keliausiu namo. Rytoj, tai yra šeštadienį, visą dieną montuosiu, nes turiu virš 200 GB medžiagos per šią savaitę prifilmuotos. Ir jau, kai matot šitą epizodą, yra sekmadienis, nu gal net vėliau, bet sekmadienį šis epizodas jau įkris. Kitą savaitę tęsim. Tiesa, kitą savaitę važiuoju į Rockwool mokymus į Vilnių 2 dienom. Tai 2 dienas nefilmuosiu. Stengsiuosi per tas likusias 3 pafilmuoti. O šią savaitę išleidau apie 250 €, nes varžtai jau yra paskaičiuoti, vienis paskaičiuoti. Tai mediena konstrukcinė ir grebėsta visam nameliui gavosi apie 250 €. Tai viso karavanui turim išleistą tokią sumą pinigų. Ir tiek. Važiuojam namo. Žiūrėti auksinio proto, o jum gero žiūrėjimo.